Nuo Sandros mūsų šeimai, tiems, kurie kartu ėjo per pragarą ir rado savo žvaigždes. Šalia manęs brolis, mano kraujas, Ruslanas. Mes kartu augom ten, kur viltis dažnai lūžo kaip planas. Jis matė mano tylą, aš mačiau jo kovas ir kelius. Mes du vaikai per anksti pažinę netekties šešėlius. Ruslanai, ačiū, kad buvai tas ramstis, kurio nereikėjo prašyti, kad mokėjom kartu tylėti ir vienas kitą matyti. Nors pasaulis mus laikė kitokiais, mes žinom tiesą. Mes esam du kariai, radę savo dvasios šviesą. Tada atėjo giedrius žmogus, pasirinkęs mus saugoti, atvėręs duris ten, kur kiti bijojo net pasibelsti ar užeiti. Tai nėra lengva priimti svetimą skausmą kaip savo, bet tu likai šalia, kai aplinkui viskas griuvo ir dūlavo. Giedriau, tu tapai tilto dalimi virš prarajos gilios. Tavo kantrybė mums buvo ramybė po audros didžios. Nereikia bendro kraujo, kad būtum tėvu iš širdies. Ačiū už saugumą ir už tai, kad nebijai mūsų nakties. O centralina mūsų mama, mūsų gyvybė šaltinis, moteris, kurios stiprybė yra nesibaigiantis vandenynas. Tu viena mus nešei per ugnį, kai tėtis išėjo į šviesą. Tu kūrei mūsų namus, nors pati buvai sužeista tiesiai. Mama, tu išplėšei mus iš tamsos savo nuogais delnais, mokėjai tikėti rytojumi, net kai dangus lijo nuodais. Tu esi mūsų šventovė, mūsų pradžia ir pabaiga. Mylime tave už tai, kad niekada nepasakei gana. Mes esam šeima, keturi balsai nakties tyloje. Mes radom vienas kitą šito pasaulio Lina ir Giedrius, viena grandinė, kurią nukalė skausmas, bet užgrūdino šviesą tėvynei. Ir aš Sandra, ta keista mergaitė po mėnuliu, kuri mato pasaulį kitaip tarp iliuzijų ir šešėlių žalių. Aš stengiuosi dėl jūsų visų, kad būtumėt manim pasididžiavę. Nors mano siela dažnai klajoja vieną naktį pamėgus, aš žinau, kad esu normaliai jūsų logikos rėmuose. Bet šitoje šeimoje aš jaučiuosi saugiai savo svajonėse. Mes visi esam randai duoti, bet tai mūsų grožis. Mes esam nakties gėlės, kurioms nebaisus joks speigas ar vėjas. Tėtis stebi mus iš aukštai, jis žino kiekvieną vardą. Jis mato, kaip Giedrius laiko mūsų namų tvirtovę. Jis mato mamą Liną, Ruslaną ir mane, savo dukrą. Ir žino, kad meilė yra vienintelė tiesa, kurią radom du kart. Nuo Sandros su meilė.